Šiandieną norime tiesiog apibendrinti atliktus darbus ir pasidžiaugti turimais rezultatais. Tai mūsų laukais, kurie šįmet atrodo daug geriau palyginti su ankstesniais metais, kadangi turėjome ankstyvą pjūtį, galėjome anksčiau pasėti rapsą, anksčiau pasėti kviečius. Už tai šiuo metu, žinoma, jau žiema už lango, bet pasėliai nuėjo miegoti, tikrai pasiekę norimą tarpsnį. Rapsai užauginę reikiamą skrotelę, sukaupę maisto medžiagas reikalingas žiemojimui, kviečiai gerai išsikrūmiję ir pasiruošę žiemojimui. Iki dabar mes matome puikius laukus, kurie nepatyrė didesnių stresų ir tai, ką rodo bent jau kelioms savaitėms į priekį, vėl matome, kad orai nėra gąsdinantys ir panašu, kad gal visas žiemojimas nebus sudėtingas. Tai jeigu mums leis peržiemoti taip gražiai, kaip laukai atrodo, manau, kad atėjus pavasariui mes matysime didelį potencialą ir galėsime toliau tęsti numatytus darbus. Šiuo metu mes kažkuo tai pasirūpinti laukais nelabai ir galime. Žinoma, atėjus pavasariui mes tikrai tęsime savo darbus, dalinsimės savo patirtimi, dalinsimės savo patarimais, ką ir darėme anksčiau. Manau, dirbdami kartu mes tikrai galėsime pasiekti gerų rezultatų ateinančiais metais ir šiuo metu belieka tik palinkėti ramių Kalėdų, linksmų naujų metų, gero peržiemojimo ir laukti gero derliaus.